Vilniaus Rytas vakar paskelbė atsisveikinantį su komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Per 5 vadovavimo klubui metus jam pavyko nutraukti 12 metų trukusį LKL titulų badą. Per šį laikotarpį treneris iš viso laimėjo 2 LKL trofėjus ir dar šį mėnesį su Rytu iškovojo Čempionų lygos titulą. Vis dėlto, po pralaimėjimo Utenos Juventus ekipai LKL ketvirtfinalyje klubo vadovybė nusprendė su treneriu atsisveikinti. Niekas nepakeis mūsų pasiektų rezultatų šį sezoną. Turėjom 3 tikslus, padarėm 2 tikslus. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš neatsimenu per 6 metus Ryte, kada mes iš 3 tikslų 2 padarėm. Vis dėlto 2 iš 3 įgyvendintų tikslų neužteko. Vilniaus Rytas vakar paskelbė atsisveikinantį su 2021-aisiais klubo vairą perėmusiu treneriu. Pranešime teigiama, kad Ryto sezono finišas netenkina pagrįstai išsikeltų lūkesčių. Sprendimą paskatino vilniečių pralaimėjimas ketvirtfinalyje 0-2 7 vietą užėmusiam Utenos Juventus. Po šios nesėkmės Žibėnas sakė, kad Čempionų lyga, o ne LKL buvo pagrindinis sezono tikslas. Vienareikšmiškai BCL-as. Taip mums tarp eilučių buvo vasara pasakyta, čia mūsų šito sezono tikslas yra Europa. Ryto vadovybė su treneriu atsisveikino praėjus vos porai dienų po pralaimėjimo ir jau pradėjo ieškoti naujojo trenerio. Pergalę prieš Rytą iškovojusio Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas sako, kad trenerio ir klubo keliai vasarą vienokiu ar kitokiu būdu vis tiek būtų išsiskyrę. Bet kuriuo atveju šią vasarą būtų išsiskyrę, Tiesiog dabar klubas pasinaudojo iniciatyvą ir pasakė, kad mes paleidžiame trenerį. Aš manau, kad tai bus win-win situacija abiem komandom. Tikrai Giedrius jau yra pasiruošęs ir jau turėjo išbandyti kažkur save kitur. Pusfinaliui su Klaipėdos Neptūnu besiruošiantis Eglinskas negailėjo gerų žodžių buvusiam Ryto strategui. Aš tikrai jaučiu jam didžiulę pagarbą kaip treneriui, nes jis yra mano pavyzdys. Kaip iš no-neimo, be jokių pavardžių ant nugaros, be jokio žaidimo Žalgirį Ryte kažkada. Neturint kažkokio tėčio su didelė pavardė ar ten didelė pinigų kapšų, jisai sugebėjo tokį kelią nueiti, tai jis yra man žiauriai didelis pavyzdys. Buvęs Giedriaus Žibėno asistentas Jorgas Dedas neslėpė nuostabos, kad Artūras Jomantas ir likusi klubo valdyba sprendimą priėmė taip greitai. Mane tai nustebino, nes Rytas ką tik laimėjo Čempionų lygą. Tai labai didelis pasiekimas. Sprendimas priimtas labai greitai. Mane tai nustebino, nes Giedrius ko gero vienas geriausių trenerių klubo istorijoje, bent jau pagal rezultatus. Kas taps naujoju Ryto treneriu, dar neaišku. Tačiau aišku viena, kartelė jam užkelta itin aukštai.